Ar esate girdėję apie Heiro testą? Tai ne šiaip testukas pramogai, tai įrankis niekams atpažinti. Jį sukūrė kanadiečių psichologas Robertas Heiras 1980-aisiais. Tikslus pavadinimas, o sutrumpintai PCLR. Tai 20 punktų klausimynas, kurį vertina ekspertai. Kiekvienas punktas gauna nuo 0 iki 2 balų. Maksimaliai galima surinkti 40 balų, virš 30 jau reiškia stiprią psichopatiją. Teksto tikslas – identifikuoti tuos, kurie išorėje žavūs, o viduje lediniai monstrai. Spėju, rastumėt pažįstamų, kuriems norėtumėt pasiūlyti tokį testą. O jei rimtai, tai jis naudojamas teismuose, kalėjimuose ir psichiatrijoje. Testas prognozuoja pasikartojimų riziką, o ypač seksualiniams nusikaltėliams. Šis testas gelbsti būsimas aukas, nes jos tiesiog netampa aukomis. Tai savotiškas sielos rentgenas, atskleidžiantis, kas slepiasi po kaukę. Ar dar atsimenate tokį čekų antikultistą Jakubą Jaklą, apie kurį nekartą pasakojau šiame kanale? Kovotoja su sektomis, Tanzanijos vaikų tvirkintoja ir absoliutų melagį. Išorinis jo veidas lyg ir normalaus žmogaus, bet vidus visiškai supuvęs. Spėkite, kiek balų jis surinktų. Gaila, kad kol jam neiškelta byla, jo negalima priversti daryti šio testo. Kodėl Čekijos teisėsauga neskuba jam kelti bylos dėl nusikaltimų Tanzanijoje, nors pagal Lanzerotės konvenciją privalėtų tai daryti? Bet mes galime paprašyti dirbtinio intelekto, kad jis įvertintų Jaglą. Taigi, pagal jo vertimus bendras balas 32 iš 40, stipri psichopatija, bet hipotetiškai, nes duomenys tik iš viešai prieinamos informacijos. Na, o tokius balus jis gavo šias savybės ir darbelius. Seksualinis ir fizinis smurtas prieš nepilnamečius, finansinis sukčiavimas, psichologinis paveikslas ir psichopatijos požymiai, manipuliacijos ir jų planavimas. Netikėtai atėjo mintis, kad šį testą reiktų atlikti vienai poniai iš Ukrainos, kuri palaiko Jaglą, kuri gina visuomenę nuo sektų, kaip ir anas, ir kuri turi pomėgį badyti šunis. Bet tiek to, apie ją kitose vaizdo įrašuose. O dabar grįžkime prie gelbėtojų kabutėse Jaglo. Jis yra reali laisvėje vaikščiojanti grėsmė visuomeniai. Jis ir tokie kaip jis turi nuo žmonių būti izoliuoti amžiams. Hario testas Jaglo atveju rodo nulinį gailestingumą ir didelį potraukį ginklams. Pasak psichologų, gydymas neįmanomas, tik izoliacija, bet ar tai pavyks priklauso nuo to, kaip greitai ši informacija išplis. Jei tau rūpi žmonės, tai dalinkis šio vaizdo įrašu ir reikalauk teisingumo. Net vienas postas gali išgelbėti kažkurį vaiką. Ar prisidėsi?